Taip mes ir gyvenome. Ir netgi atrodė, kad gyvenome gerai. Bet štai kartą pabudome jausdami, kad kažkas ne taip. Na, ne taip ir tiek. Staiga, nežinia iš kur mums iškilo kažkokie klausimai, kurių niekada nebuvo. O kodėl aš gyvenu? Ir dėl ko? Ir kas bus ateityje? Paaiškėjo, kad į mūsų pasaulį prasiskverbė spindulėlis. Toks mažas, siauras šviesos spindulėlis. Ir papasakojo mums šis spindulėlis įstabią istoriją, kad atėjo jis pas mus iš šviesos pasaulio, kuriame yra tik tai gėris. Ten ramu, saugu, bet svarbiausia, gyvena ten visi pagal vieną dėsnį. Meilės vienas kitam dėsnį. Ir pasilyginimas su tuo, aišku, buvo ne mūsų naudai. Paaiškėjo, kad palyginti su šviesos pasauliu mes gyvename visiškoje tamsoje. Kol spindulėlio nebuvo, atrodė, kad viskas yra gerai. Suspindo spindulėlis ir bum, viską apvertė. Nes jis mums parodė, kad gyvename visiškai ne pagal šviesos dėsnius, o pagal juodžiausios tamsos dėsnius. Ir dar jis mums parodė, kad esame visiškai nelaisvi, kaip kad manėme anksčiau, o kiekvienas įkalintas savo egoistinėme narvelyje. Ir nieko nematome. Negirdime, nejaučiame, nesuprantame, nemylime. Ir visą tai mums iškrėtė mažas spindulėlis. Ir taip skaudu mums pasidarė. Ir nutarėme veržtis į šviesą. Truks plyš. Paskui spindulėlį. Į meilės ir gėrio karalystę. Tačiau kiekvienas veržėsi atskirai. Todėl nepajudėjom nei iš vietos. Ir apėmė mus neviltis. Pagalvojome, kad iš narvelio neištruksime. Ne, neištruksime. Kaip gimėme didžiausiais egoistais, taip jais ir liksime. Niekuomet iš čia neištruksime. Ir staiga, aš supratau, sušuko vienas mūsų. Aš supratau, kodėl mes nejudame iš vietos. Ir ėmė rausti. Bet kažkodėl į kitą pusę. Nė vienas nesupratome, kodėl jis kvailas rausėsi į mūsų pusę ir dar kažką šūkauja. O jis vis rausė ir rausė. Ir vis kažką mums šaukė ir šaukė. Kol galiausiai dar vienas iš mūsų jo neišgirdo. Susijunkime, broliai, tik visi kartu prasiveršime, išgirdo jis. Ir viską suprato. Ir ėmė raustis jo link. Ir jiedu susitiko. Ir susijungė. Ir nušvito meilė vienas kitam. Tuomet išgirdo juos dar vienas. Po to dar vienas. Dar ir ėmėme jungtis. Ir supratome, kad tik susijungę kartu galime prasiveržti į šviesą. Tik kartu, o ne po vieną. Ir prasiveržėme. Ir pasiekėme šviesą. Ir apsigyvenome naujame pasaulyje, šviesos pasaulyje, laimingi ir laisvi. O jei kas mano, kad tai pasaka, didžiai klysta. Tai ne pasaka, o tikriausia istorija.